postas, kuris privertė šiandien mane susimastyti. Šiandien po pietų, begerdamas kavą, įsijungiau Facebooką, scrollinu, ten žiūri mano vienas bičiulis tokį kalę gerą postą. Žinai, tame poste parašyta, nebūtinai žmonės, kurie važinėja prastom mašinom arba rengiasi nebrandiniais rūbais, o ne paprastais, yra nevykėliai. Gal jiems labiau rūpi, kaip išlaikyti šeimą, o ne kaip padaryti įspūdį visuomeniai. Tai, geras reikalas, ne? Perskaičiau, žinai, sėdžiu ir galvoju, what the fuck, žinai, iš tikrųjų, kas mūsų visuomenė yra negerai, žinai. Kodėl mes norim tą savo levelį rodyti ne tokį, kuriam mes esam, žinai, dažniausiai. Kažkas stengiamės kažkokį tai įspūdį padaryti kitiems žmonėms, žinai, kuriem mes esam visiškai nusišik, žinai, visiškai neįdomus. Ima paskolas tam, kad nusipirkti kuo geresnę mašiną, šustresnę, rengiasi prabangiais kažkokiais tai drabužiais, kelia savo tą levelį, o kam to reikia? Kam tai yra įdomu? Jam pačiam nebent. Čia yra senas toksai posakis, kad mes tengiamės padaryti įspūdį žmonėms, kurie mes nifiga nerūpim. Tai kokia bybė tada tai daryti, žinai? Tai kam tada? Kam visą tai? Praranda prasmę iš tikrųjų, ar ne? Kaip pavyzdį, ne? Aš esu pakankamai neblogai susipažinęs su Airija. Tai ten žmonės neapsikrauna tokiais dalykais. Kad kuo šustresnė mašina, kuo šustresnis ten rūbas kažkoksai, žinai, kažkokie brandai ir dar kažkas. Nors žmonės turi realiai tai daugiau pinigų, žinai. Bet jiem yra pofik visiškai tie dalykai. Nes jie ne į tai fokusuojasi. Bet vat mūsų krašte, tai čia turbūt nuo vatniko atėjusi ta fignia, kad mums reikia būtinai padaryti kažkokį tai blemba įspūdį, kad tu esi ten, pizdėts, ten kažkoksai ten, žinai, verslininkas, šustras, koks mafiozas ar dar kažkas, nors realiai tu gyvenime esi paprastas žmogus, toks kaip ir blemba visi kiti, žinai. Čia su smegeninė yra turbūt netvarkoja, žinai, psichologinės problemos, dėl ko taip žmonės daro, žinai. Aš taip suprantu. Aš turiu tokį posakį savo, žinai, aš vadinu tai plik bajorystė, kai žmonės, dedasi tuo, ko realiai jie nėra, žinai. Tai ar tai nejuokinga? Moralas viso šito, aš tiesiog noriu chebra visus paskatinti, dėti žinias į save, tobulinti save, mokytis. Ir visiškai mažiau kreipti dėmesio į tos tokius išorinius dalykus. Susitelkti į tai, kas yra iš tikrųjų esmė. Esmė tai ne skudurai, žinai, tai ne mašina šustresnė. Esmė tai yra tai, kas viduje yra, žinai, pas mūsų, kas yra čia, žinai. Kiek tu esi protingas, kiek tu esi sąmoningas. Tai yra esmė, žinai. Ir į tai reikėtų koncentruotis ir tai, kaip sakant, kelti, žinai, viršų. Tą dalyką puoselėti. Ką tu manai apie tai? Ar aš teisingai šneku, žinai, gal tu kitokios nuomonės esi, tai parašyk.